Dar kas, labas vakaras. Esu Mindaugas, alkoholikas. Visada mėgstu pajuokauti, kad kai mane visi vadino alkoholiku, aš labai pykau. Šiandien manęs nieks nevadina alkoholiku ir aš prisistačiau šį čia kaip alkoholikas. O tokia gyvenimo vingiai tai pakeitė, nes, aš visą gyvenimą ant visų pykau. Kas nors biškį ne pagal mane, nei mano daržą, ne mano nuomonę, ne dar kas nors, viskas iškart būdo pyktis. Geriausias vaistas nuo pykčių. Įkaliai, rašalėlio ir smagu iš tikrųjų. Ir vietoj pykčio keičia meilę. Tas man gerai patiko, aš nemeluosiu. Kada paragavau, nelabai sakys, nes nelabai atsimenu, nes mama gal turbūt labiau papasakos šitos dalykus. Aš prisimenu, nuo 17 metų gėriau sąmoningai, pastoviai. Vieną ankstyvą nusigerimą prisimenu, gal 13 metų buvo. Tas toks faktas, kad... Bet čia dar nebuvo alkoholizmas, tiesiog buvo smalsumas didelis, mačiau, kad kiti taip daro, nes aš dirbau 13 metų prie turgaus gyvenau, mes eidom nuo kioskų būdavo pilna. Mes eidom nuo kioskų, langą priekinį nuvalai, ten šiukšlės išnešė, mums pasoj duodavo, ten kramtoškas, kokį vieną kitą taloną, ten rubliai buvo paskui talonai. Tai, tokių visokių dalykų, tu užkaltūrindavai, žinai, tai nuo kart vienas kioskas davė bonkę, nepilnametėm, tai mes ant 4 su ananasų sultimis susiskiedėm, kampuotą išgėrėm. Ir man buvo labai blogai ir aš vėmiau per naktį gerą pusę kibro, gavau velnių stipriai nuo mamos, bet chebros nepardaviau. Netgi dar dabar toksai, žinot, kiek metų, daug virš 20 metų praėjo, dar dabar toksai savim pasitenkinimas. Buvo skaudu, sunku, bet chebros nepardaviau. Bet kas įdomiausiai, nuo tos dienos aš mečiau gerti ananasų sultis ir viskas, kas susijęs su ananasais. Labai ilgai negalėjau gerti ananasų, nes šventai tikėjau, kad apsinuodėjau ananasų sultimis. Ne šnapsu. Jau vaikas, taip galvojau, 13 metų. Tos 17 aš jau to lygiai gerdavau. Aš mokiaus protechninį, aš jau laukdavau savaitgalį, aš nebuvau planiškai, aš jau maniau, kad savaitgalis bus be alkoholio, man buvo nesąmonė. Ką veikti, aš nežinodavau. Niekada negėriau dėl to, kad ten dėl drąsos kažkokios, arba dėl kompanijos, dėl man tas visas bendravimas, tas visas toksai, kaip tie susirinkimai, daug žmonių, daug kalbų, man visada patikdavo tokie dalykai ir aš tame gyvenau, labai mėgaus to. Dėmesį, iš kur man dėmesį niekada nestigo. Tas tarškalas buvau, ypač kai išgerdavau, aš mėgstu pajuokauti, įsivaizduokit, aš blaivas kaip šneku. Įsivaizduokit, išgėręs dar su taurė rankai, žinai, tai mano kaip fantazija laki mikrofono, žinai, su mikrofonu. Bet tie laikai bėgo, ir aš šiandien galiu paskui sąžininkai drąsiai, man gerai patiko, aš to mėgausi, bet čia didžiausias dalykas, kad man labai tai trumpai truko. Labai tikrai kokie 3-4 metai, kad alkoholis 10 džiaugsmą, sėkmę, bylo istorijų pažiūrėta, pripažinimą, tai man šitą karo akimirką, aišku, aš netarnavau, bet siek 90 rajonas išgyventas tolygų karai buvo turbūt. Aš šitą visą iš tikrųjų, šitą visą mokyklą, šitas visas iš tikrųjų, mane tai svaigina, aš to mėgavausi. Man dėmesį niekada nestiga, sakau, tiek panelį, tiek draugų, iš tikrųjų su vyresniais draugais, mano draugai vyresni būdavo. Buvau tas toksai, sportuodavau, tą krepšinį loždavau su chebras, išduokit, koks 14-18 krepšinį, į tave kviečia. Man buvo 14-15, mane 18 kviesdavo pasilošti su krepšį, žinai, ir aš eidavau, paskui prieš visą rajoną iškėlęs galvą, aukštai nuosi parėtis. Nes man tai atrodė labai kieta, iš tikrųjų. Į tie gerimai eidavo, jis gerės. Bet tas baisiausia, kad ateina ta diena, kada tas sėkmė, tas svaiginimas, tas malonumas, tas jis labai pradeda blėsti, nes prasideda tos... Kad pagirios man nepasakyčiau, nes man pagiriotis dar labiau turbūt patiko negu gerti iš tikrųjų. Bet aš ta prasme, kad laiku einant pradėjo labai daug blogų žmonių aplinkui darys. Pradėjo labai daug priekaištauti žmonių. Aš pasikartosiu, buvau sakęs, kad tie, kurie priekaištavo man, aš ant jų pykau. Ir aš buvau tas
iš kuo didesnės kompanijos, iš kuo tos kompanijos sielos, iš tų vakarėlių, aš būdavo stengdaus dažnai pabūti vienas kažkur, dažniausiai vienas gerdavau tada, kada už paskutinius nusipirkdavau, aš tas tikras draugas, už savo geriu pats, o už jūsų su jumis. Aš buvau tas tikras draugas. Ir tai aplinkui tų blogų žmonių labai stipriai daugėjo. Pradėjau keisti draugus. Taip yra. Draugus, darbus, pabaigęs profesionalus, labai pranašingas, šokinėjo, bet labai pranašingas, labai ženklas toks buvo. Labai supatinau, kai bylo istoriją skaičiau, ten parašyta apie tą akmenį, apie keistas eilės. Tai man buvo, aš baigiau proftechninę, 20 metų, aš einu iš proftechinės su kostiumu pasipošęs, dabar su treningais vaikštau, tada jau su kostiumu pasipošęs, baltiniai, tik šlipsai jau kišenį įsikišęs. Sutinku tokį vieną šeimos draugą gerą. O, skamindaugėlis, sako, kur toks gražus pasipošęs. Aš jam to diplomą rodau, o, profkę baigiau. Žinai, diplomą gavau, dabar diplomuotas elektrikas, o, pageris. Tai va čia tas nelaimė pranašaujantys žodžiai, jo, tai iš tikrųjų. Bet aš tai nekreipiau dėmesį, jo, tai va taip ir buvo man iš tikrųjų. Aš nekreipiau dėmesį, pradėjau dirbti darbį šis, savų pinigų normaliai, aš prieš tai jau darbuodavausi, bet tą praktiką, taip dar kažkokia halturkė, bet jau kai pradėjau dirbti tų babkių normaliai, uždirbi normaliai, gyveni pas mamą, o ko reikia? Man užtekdavo. Ir tada prasidedavo tai gerimai, kada jau yra dienų, kada gerti nebenori vis tiek geri. Jau tai pasidarė tiesiog gyvenimo būdas, gyvenimo kredo, jo čia, be šito labai buvo sunku. Ir kad pasikartosiu eilinį kartą, turbūt daug kartų tai pasikartosiu, kad su kiekviena gerimo diena, savaitė, mėnesių, metais man daugėjo vis tų blogų žmonių. Aš nemėjau to žodžio svoločių. Ir kuo toliau, to jų daugiau buvo. Visi tie, kurie man padėjo priekaištauti dėl mano gerimo, darbdavys, kuris sako, gal Mindaugai biškai per daug, žinai, gal nereikia, ten iš darbo, atleidimais, grasinimais, kažkokį santykį sukurti, tenais pradeda prieštarauti, žinai, tai aš iš tų žmonių, aš niekada nekreipdavau dėmesį tos visus dalykus, aš tiesiog supykdavau ir mesdavau. Darbė pradėjo priekaištauti, aš pakeičiau darbą. Pradėjo kažkokie santykiai, kažkur kažkas bambėti jausi, aš kaip sakau, paėmė, aš pakeičiu santykius. Atėjo ta diena, kada kuo toliau pasėjo, man Lietuvojų pradėjo ankšto daryti, man jau Lietuvojų, tai aš paėmiau, pakeičiau šalį. Sėdėjau 24 metų jaunuolis lėktuve, skristi Airijai ir jau tokios mintis, ten gersi mažiau. O kodėl? O kas ten pasikeis, kodėl jau tokios mintis? Kad visiškai negert, tokių minčių nekilo, bet kad ten gersi mažiau, jau pirmi ženklai buvo, kad aš jau pradėjau galbūt sutikti su tai žmonėms, kurie man sakė, kad galbūt aš per daug geriu. Man motinos irgi vieni kertiniai žodžių. Man motina kažkada ateity buvo pasakė, sako, tėvas 26 tik pradėjo, mano amžinatilsį tėvas, mirė nuo alkoholizmo. Tai 26 tik pradėjo, aš 27 jau ligoninėje gulėjau. Nuo alkoholizmo. Tai tu Airijai tas pats valdos, skilėsi Airiją, aš gersiu ten mažiau, taip galvojau, bet kas ten? Šnapsas kitoks, ar neparduos, gal ten parduodavo nuo 55, žinai, aš nežinau, bet ten, geriau taip pat. Niekas nesikėtė. Į ten savi debilai. Visur, kur aš bėgau, nuo ko bebėgau, visur savi debilai. Ten dar narkotiko atsirado mano gyvenime. Savęs narkomanų neskaitau, tai apie narkotikus nelabai pasakos. Man davė, aš ėmiau, pats pirkęs nesu. Man davė, man kas uždyka, viskas gerai būdavo. Man dargi didžiuodavus, būdavo tokių kažkokių duodavo, tai kai užtraukdavai, labai daug gert galėdavai. Tai labai, tas... Jau tas ateina laikotarpis, kada nelabai toleruoja organizmas alkoholio, kada jau kaip sakant, 2 pasitrinkai pušaus pažinai. 2 kaliriai nemegoti. Prabundi dar vieną ir vėl megoji. O atėjo tas gyvenimas, o to užvosiu, bent labai daug pakelti galėdavai. Tai aš labai iš tikrųjų man buvau patikę, bet aš pasikartuosiu, aš tos narkomanų neskaitau. Nes aš man tam įdėdavau. Ir vėl Airijai tas pats. Prie ko aš linkstu, Airijai buvo tas pats. Alga
gerti. Alga, po kiekvienos algos, ten kas savaitę moka, alkoholikų rojus man būdavo, aš nespėdavau realiai pragerti, vėl gaudavau. Tai aš tenais man buvo labai labai gerai, žinai. Tų kontrolių, žinai, mamos nėra, ten tie darbdavėjai patys nesupranta, aš buvau tiek man kiekvieną sekmanį paskambindavo, aš eisiu pirmanį darbą, nes ten tokie įstatymai alkoholikam palankų, žinai, ten 2 dienas gali neiti darbą, be gydytojo žinios užtenka paskambinti, kad aš sergu. Na, aišku, už tai biuletenį negausi. Bet jeigu su gydytojo žinia, gausi biuletenį. Paskambini ten pirmadienį, aš sergu. Ir čia, tu gali pagiriuoti. Tai man jau patė diena, man pas vadovas, viršininkas skambino. Kiekvieną sekmanį turi to eisi darbas, kol eisi, o kai bus iš tikrųjų, nežinau, sakau. Vien tokia, iš tokių istorijų irgi, įsivaizduokit, tą pirmadienį pasirašau eiti darbą, čia airiai. Ir tokia mano vietoj, kur mane paimt turi, aš ten laukiu, fontanas ten turėjo būti, bet kad tik vanduo nebėga. Ir man skambina šefas, sako, aš vėluosiu 15-20 minučių. Gerai? Aš nusiperku rašalo butelį. Eurospar toks šalia buvo. Spėsiu, susigarau tą rašaliuką butelį. Jisai netvažiavo 20 minučių, aš dar 10 palaukiu, pats skambinu, kur tai, sakau, nepyk, tikrai už pusvalandžio būsiu. Dar vieną rašalą galima išeiti. Šįkaliau dar vieną rašalo, jisai paskambino, sako, ant 10 tiksliai būsiu, aš jau 10 po 3 paskambinau, nebevažiuoju. Taip aš žmogus gyvenau. Jeigu net važiuoju, reiškia galima gerti, gal dabar aš. Tai tokie dalykai. Ir paskui pasidėjo, tenais netikau darbo, visos buvo ta krizė, 8 metų kažkokį ten pasidėjo ir daug atleidinėjo dėl etatų mažinimo. O aš įpuoliau į tą sąrašą, atleidinėjo nuo seniausiai, mažiausiai pradirbusių. Kas mažiausiai pradirbo, tas pirmas, tai taip eina. Ir aš tą sąrašą įpuoliau, aš turėjau dirbti, turėjau likti, bet aš dirbau kauniečių brigadai ir jie mane pakišo. Jie man, jisai geria, ten jo fleškutės, jis man pradėjo valdžiai rodyti, visus atleido už etato mažymą su šeitinimu, o mane atleido už alkoholizmą. Kad dažnai ateinu darbą su kvapu, be teisės sugrįžti. Tai tuos, kur atleido dėl etato mažymą, su teisė sugrįžti, jeigu ekonomija pasitaisys. O man be teisės sugrįžti. Ir tada pasidėjo tas airių valkatavimas. Iš kur sustarkiau tą socialinę pašalpą, panais laikais 204 mokėdavo eurus savaitę. Už butą mokėjau 50. Už čiužinį tokį turėjau. Ir 150, kiekvieną kitą už haltūrinį kur nors. Bet vis tiek, kaip mano galva veikia, žinai, aš galvoju, 200 gaunu, 50 man maisto, 50 man chato, 100 lieka, kiek man reikia pravalkatauti, kad susitaupyti bent jau namo grįžti. Tai bet man teko grįžti kitaip, sugrąžinau mokesčius, aš gavau mokesčius iš tos taksos, sugrąžinau už taksų ofisą gan nemažą sumą. Ir vis tiek aš negalėjau pats nusipirkti bilietų, nes aš buvau per didelis kietas, skambinau mamai, kad nupirktų bilietus. Tai man lapkritį mamai paskambinau, man nupirko bilietus ant vasario mėnesio. Tik tai, vasario 25 aš paskridau į Lietuvą. Ir žinau, kad nuo 2009 metų vasario, nuo 2009 sausio 1 Lietuvoje išėjo įstatymas, kad nebegalima naktinė alkoholio prekyba. Dėl ko šitą žinau, nes aš 2009 vasario nusileidau 25 ir norėjau nusipirkti kažko įkalti lietuviško tipo, nors susileidau ganėtinai įkalęs, nes mama netokį alų atvežė. Važiavo mama pasimti. Ir aš buvau tada, išsiduokit, manęs nebuvo 3,5 metų, čia koks durnas įstatymas Lietuvoje priėmė. Man nepalankiai, žinai, aš buvau tik nusileidęs Lietuvą, buvau labai piktas. Tai čia pasidėjo didysis mano gerimas. Aš tą pusę metų gerą, tai nuo vasario, imam nuo kovo, nes vasario 25, nuo kovo 1 iki rugsėjo 9. Čia tas laikotarpis realiai pastovus gerimas. Pastovus. Reguliariai. 2-3 mėgimai į dieną. Hebra visą draugai atsisakė, nieks nenorėjo su manim sveikintis, nes nuo manęs pamatydavo, manęs vengdavo. Man vieną dieną sutikau bičiulį, norėjau pasveikintis, man kaip šuniui 5 litus monetą, paspring. O tą dieną labai skauda buvo. Labai buvo skauda, nes aš buvau labai geros nuomonės, bet bičiulis parodė realią patį, kur aš jau esu. Nes aš jau draugų kaip neturėjau, buvau apsigyvenęs
prie vienos Klaipėdos parduotuvių. Jos jau nebėra, ten kitas stovi, Statybininkų prospekte, tai va. Ir aš tenais jau gyvenau. Mama įleido namus išmiegot, kaip sako, dar mama rūpinosi kažkiek tai. Jau daiktas buvo pradėjęs nešti iš namų, nes buvo pasibaigę. Ir sakau, kas įdomiausiai, prie parduotuvės, kai susiradau tą naują chebrą, aš jos visada vadindavau vietinę fauną, visada. Ir tą dieną iš tikrųjų, kai vat, bičiulis tas tą pitaką man numetė, man buvo žiauriai blogai ant dūšės, žiauriai skaudėjo. Su manim taip, kaip šunį, 5 litus į mane, žinai. Vis tiek to išdidumo buvo, bet sveikata buvo irgi svarbu. Tai aš nusipirkau rašalo butelį ir verkiau. Sėdėjau, gėriau. Vat, žinot, tokį bairį. Nežinau, yra tai buvo jums ar nėra, kad kai už paskutinis nusipirki, kur nors mėgini tikariom išgerti, į tas garsas sutraška ir viskai tarkonai pradeda lysti iš tų pusę. Tam įpilk, nu niekad neįdavo normaliai atsigerti. Arba ten skarbankė, kai atsidarai, ir visi, taip nei vieno nėra, nei su žiburiu, nes rasi tik va tos garsos, ir viskai tarakonai padalys. Bet va tą dieną, kaip nebūtų keista, iš tikrųjų nei vienas neišlindo, aš pas vieną rašalą išgeriau. 3 ar 4 litai kainavo, neatsimenu, aš jums pavadinimą vadindavau Pukšnis. Ir aš parėjau pas motiną tą dieną, aš čia buvo vasara jau į antrą pusę persirtus. Aš parėjau pas motiną ir tiesiog, sakau, buvau girdėjęs apie ligoninę, priklausomės ligų centrą, išdidžiai vadinamų 5 aukštų jo, ir aš atsiprašiau ten nuvežti, nes apie tai jau buvau girdėjęs. Manęs motina nevežė. Man davė ant taloniukų, kad ten nuvažiuoti. Aš žinau, kad man buvo likęs ten litas 2, dar ant taloniukų davė, aš dar sutikau dar su ten 2-3 litais, kad durduriai būtų su pinigais į 5 aukštą gulis nesąmonė. Tai va, dar pagėriau iki rugsėjo 9 dienos. Bet dar ta rugsėjo 1 labai buvo, labai iš tikrųjų, be paskui dar prisiminiau tą rugsėjo 1 tų metų, tų pačių 2009 metų. Žiauriai chrenovai. Žiauriai, toks jausmas, numirsiu, žinot. Širdis stoja, žinai, rankų, net suvaldyti neina, turi kišenę laikyti, žinai, baisu. Jeigu namo pareisi po kaldrą, žinai, gliučint pradeda. Mane tai būdavo. Mane pagiriu, aš negalėdavau būti namuose, man pasidėdavo, man maidentis pradėdavo. Tai baltieji pareidavo su manim greitai. Ir aš išėjau per tos procesus ir nei vieno, niekur nėra, telefonas Lombardį, nėra kam paskambinti, nežinau, kad jis 5 litus ateina, sakyk, man parduotuvį to į skolą duodavo, o rugsėjo 1 man neparduoda. Aš nekalbu apie skolą, man net neparduoda. Sakau, nu tu nemušk į kasą, sakau, duok to rašalo, sakau, padėk į taškus, nueinu į taškus, man taškuose neparduoda, nes kodėl? Aš niekada neidavau pats, nes man lygis į tašką, aš duodavau pinigus, kad kitas nueitų. Ir man nepardavė. Ir aš nežinau, kodėl aš tai pusę dienos drebėdamas, galus atiduosiu, o tą rugsėjo 1-9 metų. Ir ką galvojau, nu ką darysi, vis tiek, nu nebe dviesi einu į toks baras bičiuliai buvo Egliai. Gal nueis tą kabaką, bent jau bokalą to susikartysi, to stipriausia, žinai. Ten 4 litai, žinai, nu, neapsimoka, ant pagirių vieną bokalą. Tai nueinu, įsivaizduok, o ten visą chebrą sėdi. Tų, kur aš nieko neradau, vis ten sėdi. Nes pasirodo, rugsėjo 1 nepardavinėja. Prilėsiau. Vietoj to, kad pagiriuot, prilėsiau vėl, taip iki tos 9, lemtingos dienos mano gyvenime. Nes tą 2009 metų, 9 mėnesio 9 dieną aš atsidūriau ligoninėje. Visgi. Ta diena motina manęs visgi paklausė, sako, ar aš noriu ligoninę. Sakau, vežk. Nes kažkaip nuojauta jau uždėjo, kad iš namų išvarys. Nes jau link to ėjo. Ir mane paguldė ligoninę. Tai, tas savim pasitikintis, žinot, tas toksai atrodė pats protingiausias žmogus pasaulyje, tai buvau pasijutau labai saudžytas, bet visada, aš kaip fantazioras buvau, visada sakau, net pasigirs mano vienas rašinys olimpiadui dalyvauti, kad kiti perrašė. Bet mano rašyta nieko nelaimėjo, bet esmė tame visų dalyvavo. Ir tenais tas visas toksai fantazioras ir aš mačiau tą paveikslą. Aš turiu nuotrauką, kur mane 88 metais į 1 klasę, kai atvedė,
ir laiko mamą už rankos. Su tokių ilgų, baltų plaukų šviesių, mane banguojas, kai atauga. Taip galva palenkęs, iš pontakio akis išlindusios toj nuotraukoje. Pasimėl nuotraukos brangiai kainuodo, neperfotkinsim. Dabar gali pasižiūrėti perfotkinti, kokią išėję, tokią išėję. Ir akyse paštakūrašę papoliau. Tai vat praeina nuo 88-2009, tingiu skaičiuoti, lygiai taip pat mama 5 aukšte laiko irgi ilgų plaukų, tik kad 27 metai. Tai vat 21 metai prieš nuo 6 mokykloje, tai vat 21 metai. 21 metų vyra jau, vyras turbūt 21 metų vyra, 5 aukšte mama laiko už rankos, atvedė 5 aukštą, gydytis nuo alkoholizmo. Aš tą patį savijautą, aš nežinau, kur papoliau, kas čia su manim bus ir ką man ką padarė stebuklas, man pirmo vietoje pasirodė, mane labai prišėrė visokių dalykų. Subadė, pribadė, sauja traleliuškių ir aš labai greitai dingo ta labai bloga savijauta. Tas geras žodis, nebe hrenovai kažkodėl, jo. Sušnekas muša, bet hrenovai nėra. Tos riubos lėkštę atnešė, žinai, dar biški rankos drebė, žinai, nes aš taip valgydavau, didžiąją gyvenimo dalį valgydavau sriubą taip. Tai tas bulvės sutiršės išėdi, skysčiai išgeri, nes kitaip galėdavau ištaškyti, žinai. Tai atnešė sriubos, panašių būdų dar suėdžiau, dar vieną pastatė tų komplektą. O kitais taip nesirūpina, aš paskui, žinau, mama kyšį davė, tik mane sakė, kad manim taip rūpinasi iš tikrųjų. Tai vat. Ir mano pirmos mintis po tų visų medikamentų, kur aš buvau anksčiau. Kodėl aš seniau eidavau drebėti? Nes aš iš tų žmonių pasikartosiu, aš niekada nečičiukindavau po kaldra. Aš eidavau gerų tempų vaikščiat, labai daug sportininkų pažinau, ten futbolistai susiskambinę, su hebra, kur kašę lošia. Aš geriau eidavau tenais, aptrėsdavau visą štangas, apremdavau, ten būdavo blogas, stodavo širdis, bet aš taip išeidavau, nes aš labai bijojau tų visų dalykų, kas būna, kai lendi po kaldra. Man tai būdavo, aš nežinau kaip. Aš jeigu palydavau po kaldra, man te prakaitai, man save priliesi išlikštų, aš jeigu dar galvo po kaldras, kol man pasidaškau. Aš taip pagiriodamas kalbėdavau su visais, žinotas, gerai žmonėms, žinai. Hitleris, Stalinas, Leninas, aš su visais kalbėjau. Tai labai bauginosi jais kalbėti, tai aš tiesiog eidavau tokiu būdu, aš čiūkindavau, o ligonėje čiūkinau labai greitai. Labai greitai. Bet kas įvyko, tai ligonėje svarbiausia, tai va ten įvyko svarbiausia, aš susipažinau ten su jumis šičia, su šita draugija nuostabiai iš tikrųjų, tenais mano pirmoji pažintis įvyko. Aš gulėjau ten su žmogumis, atkritęs anonims alkoholikas, buvęs po užgėrimo, atsigulęs, kad neužgerti ilgiau, sursakalbis buvo, su juo susibučialiau tai puikiai. Pradėjau vaikščioti grupės, nes buvau įstikinęs, kad aš per pusę metų susitvarkysiu gyvenimą, kurį sugriojau per daug metų. Jo, ir mane pavyko per pusę metų, bet aš toliau vaikščiau grupės. Pradėjau vėl vaikščioti grupės. Pastoju. Bet tas yra, kada kažką darai, ne tai, kad darau, tik einu. Man pradeda atsibosti. Man pradžia, dėl ko patiko, aš labai daug dėmesio gavau, ypač iš moteriškos lyties. Jo. Aš taip namuose tokio dėmesio negaudavau, kaip ten gaudavau. Ir man tas pradžiai patiko, paskui pradeda atsibosti. Ir kada jau buvo 8 mėnesis blaivybės ėjo, aš jau beveik nebevaikščiau į grupę. Tada bičiulis sugalvojo šito daryti, darė šitą grupę, sako, davai komanda junkis. Tai aš šiandien suprantu, Dievas darė viską, kad aš išlikčiau anonimis alkoholikas. Ir čia vėlgi, čia prasidėjo, aš jau važinus, ir man čia sėdėti reikėdavo seniau raktų, dabar visi, čia daug kas turi tos raktus, seniau vieni būdavo, eidavo į raštinę prieš mišes, turi atvažiuoti ant prieš 6, paimti raktą, kad čia atsirakinti. Jo, būna susirinkimo, žinai, viską pasirinkimą nešti į parapės, ant tos namus, ir mešti pašto dėžų. Ir aš labai svarbu čia pasijutau. Bet vėlgi tos, kiek svarbus, vėl pradeda atsibosti. Nes aš toks esu. Man labai viskas greitai, kaip tas naują žodį išmokau, užsihaipinu ir greitai atsibosta.
Ir buvau kas įdomiausia, per tą jau beveik metai laiko, jau virš metų laiko vaikščiojimo anonimius alkoholikus pasigirdėjau tų legendų. Viena iš tų legendų, žinot, pakeis kažkom reikia. O savo alkoholizmą į kažką reikia pakeisti. Kažkokį hobį, dar ką nors. Tai aš pakeičiau į azartinius lošimus. Aš 2 metus kaziką pralošiau. Nežinau, kaip neužgėriau, bet 2 metus pralošiau. Vėlgi, savęs lošėjų neskaitau, nes atsirado moteris, man lošimai dingo. Moteris dingo, lošimai atsirado. Už alkoholį ne vienos moters svarbesnės nebuvo. Bet už lošimus buvo netgi 2. Bet tas gyvenimas jis toksai atrodo ir blaivas, žinot, bet jisai jau su to kiekvienu metu blaivybė tas ego užauga. Jo, čia žmonės kalba apie žingsnius. Jo, šiandien skaitėm apie žingsnius, apie programą, apie Dievą, apie veiksmus. Čia žmonės kalba. Ir aš ant jų pradedu pykti. Aš pradedu vėl ant visų pykti, mane vėl visi pradeda erzinti. Dabar įsivaizduokit variantą. Seniau aš šiandien pasakojau. Seniau, kada mane užvaldydavo pyktis, aš įkaldavau. Ir man taip tas pyktis atslūgdavo. O dabar vaikščiu anonimius alkoholikus. Man tą alkoholį potrukį kažkokiu būdu Dievas pašalino. Aš gerti nenorėjau tikrai. Bet tas, užeina pyktis, nenuvaldomas pyktis. Biesas, liaudiškai tariant, jo. Ir tu nežinai, ką daryti. O įkalti negali. Bet aš atsimenu. Čia aš galvoju, atsimenu, kaip seniau faina būdavo. Jau įkali ir tas atslūgsta. Man per kojas, aš per kelienus kojas drebėti pradėtų. Čia paskui žinau, čia sakyti, atakas kažkokias būna. Aš paskui tik sužinau. Man buvo, aš galvočiau, jaudulys kažkoks dar. Tai man pyktis užvalydavo. Jau tiesiog ateina ta diena, kada pasidaro per sunku. Ir tu matai, vis tiek tas pastovus vaikščiojimas į grupę, jisai tau parodo. Tu matai akivaizdžiai to žmonės. Tai tokie kaip aš, kurie stovi vietoj, jų gyvenimas nesikeičia niekaip. Niekaip. Jie kaip buvo, tam, kaip aš, tam pačiam šūdė, kai buvau, taip ir nors jau beveik 4 metai negeriu. Nieko. Kaip prieš 4 metus pas mamą gyvenau, kai išblaivėjau, taip 4 metų blaivybės aš vis tiek gyvenu pas mamą. Ten būna susirandi, aš dirbau su renginiais 2 metus, jo. Ten būna kokią nors našlaitę pasigauni, žinai, širipyrį, žinai, paskui pamato, koks aš psichas, man taip, žinai, gražiai sako, gal mum nepakeliu. Arba aš įsižydžiu, ant ko nors supykė, žinai, kažką ne taip padarė, žinai. Nes aš pripratęs, kad jis darė taip, kaip aš noriu. Jeigu ne taip, man nepakeliu, žinai. Ir matai kitus žmonės, nes su jais susipažinai prieš 4 metus, žinai. Jie darė kažkokius veiksmus ir tu matai, kaip jų gyvenimas, žinai, ne tai, kad aš nekalbu apie materialią pusę. Aš matau, kaip tas pats gyvenimas, tu matai, kad tie žmonės keičiasi. Akivaizdžiai, tu vaikštai ir tu matai. Nesėdi toj pačioj vietoj, netripė. Tam pačiam šūdė, o jie kažkaip tas gyvenimas, nes akivaizdžiai matos, nes su jais bendrauji. Tas ir bendravimas tiek yra, ta brolystė, pas mus kaip parašyta, jo. Ir tada ateina ta mintis, žinot, kad jeigu aš noriu, kad man būtų taip, kaip jiems, reiškia, aš turiu daryti, ką jie daro. Viskas. Matematika paprasta. Teini? Ką jie daro, daryk ir tu, nuosekliai, sąžiningai ir galbūt tau taip pat bus kaip jiem. Aš dar mėgstu savo globėją pavyzdį. Aš matau, ką jis daro šiai dienai ir aš matau, kaip jis gyvena. Man patinka, kaip jis gyvena, patinka. Aš noriu tai. Man patrauklu, jo blaivybė, jo gyvenimas, man patrauklu. Aš noriu. Yra žmonių grupė, kurių, ne tai, kad grupė, aš apie draugį kalbu. Taip aš nenoriu. Kai pažiūriu, ką jie daro, aš taip ir nedarysiu. Dėl ko sakoma, žinot, iš vienų klaidų gali mokytis, iš kitų irgi. Tai va, tas ir yra. Aš žiūriu, kaip man patinka, aš taip ir gyvenu. Tai aš ryžtosiu tam žingsniams iš tikrųjų. Pasiprašau pagalbos, iš tikrųjų, kito alkoholiko, kad man padėtų. Ir, žinot, kaip jums paaiškint, kad man turbūt paprašyti, ateit pa žmogų, paprašyti pagalbos, turbūt buvo pats gyvenime sudėtingiausias dalykas. Man buvo pats, aš nežinau, aš turbūt sudėtingiau gyvenime nieko nebuvau darę. Tai galvą nuleidęs, bet
kaip tas mūsų standartinis variantas jau man garbė, žinai. Aš kaip irgi standartiškai, kur tau nebus garbė. Man net tokį, žinai. Ja, bet vat, ir sąžininkai nuo tos dienos gyvenimus pradėjo keisti. Nes, atsirado šiokia tokia tvarka, vat globėjas, kam jis man buvo reikalingas, jis pradėjo mane statyti gyvenime tvarką. Net nepasakysiu discipliną tai, bet tą tokią imam dienotvarkę, jo, aš turėjau tą rutiną, labai geras žodis rutina. Jinai nemaloni. Tas pats per tą patį kiekvieną dieną yra nemaloni, bent jau pirmas 2-3 savaitės. Kai ta rutina pasidaro jau, tu rašai, tu tiek žiūri, tu stebėjai, kada tu pažiūri tą rutiną, kur buvo nemaloni ir kai buvo iki rutinos, jo, aš jau galiu rinkti, jau skaitant knygą, jau tu supranti, kad Dievas duoda pasirinkti, žinai. Ar gyvenimo su rutina, su ta disciplina, ta dienotvarkė, ar ta palaida, kaip aš visą savo didžią gyvenimo dalį gyvenau. Anksti ryte keldavus 15:00, žinai. Valgydavau tik tais pusryčius, iš vis kokia 19:15, žinai. O paskui stebiuos, kaip, žinai, ligoninė atsiguliu 5 aukštą, svėriau 96, žinai, o po 3 mėnesių tik 78. Kaip? O taip. Ja, tai, žinai, tada ta rutina pasidaro labai fainas dalykas. Ir kuo toliau tas skaitai knygą, man kas labiausiai įstrigo, tai kad man 4 metai nereikėjo, bet kada pasiprašiau tos pagalbos pas kitą alkoholiką, man prireikė staigiai, aš labai norėjau staigiai, o man kai skaitus tik kas savaitę, man maldo kažmar, ir dar pasakė, toliau negali skaityti. Skaitėm knygą, paskaitė, iki čia jo paskaitėm, toliau negali skaityti, atgal sako, kiek nori. Į priekį nei biškį, nei vieno žodžio. Ir blemba, bet visi tie dalykai ėjo į rutiną. Į tą dienotvarkę, discipliną. Man pastovi reikėjo tai daryti. Ja, ir pasirodo, žinai, tas pirmas žingsnis. Aš visą gyvenimą galvojau, jau gulėdamas ligoninėje, aš jau galvojau, kad aš tą pirmą žingsnį padariau. Ne. Pasakyti, kad aš alkoholikas, čia nėra padarytas pirmas žingsnis, žinai. Nes aš savo gyvenime daug esu sakęs tik tam, kad pasakyti. Aš galėjau būti gėjus. Galėjau sakyti. Jo? Jeigu man dar pila, o ko ne, taigi nebūtina mėgoti su jais. Pasakai, jie tau pila, sako, vienintelė taisyklė, svarbu laiku išeiti. Smigti ten būtų pavojinga. Tai bet ten pasirodo ne, kad mano gyvenimas yra nevaldomas. Tai tas mano gyvenimo valdomumas ir būtent atvedė čia pas anonimius alkoholikus. Kad aš tas didysis Mindaugas, caras, karalius, kaip norit vadinkit, tiek gyvenimo valdė, kad atsidūrė pas anoniminių alkoholikų. Tas skaitomas knygos davė tai, kad davė supras, kad mano galva buvo sergant, ją reikėjo gydyti. O ją išgydyti galėjo tik Dievas. Ir jeigu aš jam leisiu, nes tos ABC, kur skaitom jo, netgi sąlyga yra. Man gali padėti tik Dievas, ir ta sąlyga, jeigu aš jam leisiu. Nes aš galiu kalbėti daugą. Aš jam tikintis, aš jam pamaldus, žinai, užsimasturbuoju, aš tą meditaciją, man žodis nejuokingas, ten užsimedituoju, žinai, iki gyvenimo, žinai, bet kas iš to, jeigu aš jūsų akise toks būsiu. O aš iš tikrųjų taip darau. O čia yra faktas. Aš turėjau suprast, kad mano galva reikia gydyti, vienintelis vaistas yra Dievas. Knygoje taip parašyta. Ja, ir kada tai patiki tam gydytojui gydyti savo galvą, dar labiau gyvenimas pradeda keistis. Tada atvirom kortom pradedi save žiūrėti. Žinot, tas ketvirtas, jisai vienas iš lemtingų žingsnių. Nes į savo tas visas įdas pasižiūrėti, tą baimės, pykčius, o man labai daug. Vėlgi, aš tiek norėjau padaryti, aš padariau labai greitai, man davė vis tiek velnių, kad aš per greit padariau. Ką man daryti? Ir šiandien, kai kartais pasiklausau, žinai, hebra, pusę metų daro. Pusę metų, 4 žingsnį, absurdas. 2 savaitės. 2 savaitės maksimum. Man trūko. Man. Bet šiek dar davė 2 savaitės. Sakiau mėnesis, reiškia mėnesis. Žinai, tai dar 2 savaitės vargau.
Vargau ėjau specialiai, pradėjau pritempinėti pradėti. Net klasiokus pavardėm pradėti atsiminėti, žinai, man sako, nereikia, jeigu jau nesisako parašai, klasiokai. Esmė tame, kad jau pradėjau pritempinėti, jau pradėjau nesąmonę mūsimėti, tas fetišizmas susima. Nes tos žmonės, ant kurių pykai, institucijos pykai, jas prisimė labai staigiai. Nereikia, čia nėra raketų mokslo. O jeigu kažką prisiminsi galbūt po 5 ar po 10 metų, bet kada galima tai padaryti. Tas 5 žingsnis, tas kertinis, nes pirmuose žingsniuose aš pasakiau tai Dievui, žinai, 4 žingsnį pasakiau savo ir 5 žingsnį pasakiau kitam žmogui. Ir va tas, žinot, baigėsi labai man patikdavo Fausteliam, žinatelis žodžiai, labai įstrigė yra mano gyvenime, kad fokusai baigėsi, prasidėjo stebuklai mano gyvenime iš tikrųjų. Tai svajonės pildytis, aš tikrai gyvenime turėjau svajonių. Jis pradėjo pildytis. Ir dėl ko? Pradėjau subinę judinti. Visur, visame kame mane išmokė. Niekur nebus rezultato, jeigu nedarysi nieko. Sėdėsi namuose, po užuolaidom pasislėpęs ar po kaldra ir keiksi visą pasaulį, gyvenimas nepasikeis. Turi judinti batoną. 6-7 baiginė, 6-7 knygui tiek yra parašyta. O lapą davė tokį. Būdo trūkumai. Vėlgi aš pasikartosiu, aš nesu Dievas, aš nežinau. Man turbūt kiti žmonės, o čia yra geriausias dalykas, turbūt man kiti žmonės gali mano būdo trūkumus pasakyti, mano charakterį. Nes aš tik pasau šventas. Bet Dievas keičia. Iš tikrųjų, va, tas ir yra. Kada labai nori, kaip toj maldojo, kada labai nori, dėl kitų, ir Dievas patraukia, bet kurią tą savo mano būdu yra. Ir tai va tas didysis bonusas nuo šitų visų dalykų, kada apie tai kalba žmonės, kurie mane matė visokį. O būčiau buvau su bičiuliu šiandien žvejoti. Su jo 9 žingsnį dariau kažkada. O su mes su Airijai buvom kartu gėrėm. Mes seniai alkoholikas. Jis surado moterį, metė gert, puikiai šeimai, viskas tvarkojo, o aš toliau gėriu. Ir va tokie žmonės, kada pasako, mes būna, pasėdėme, tau papasako apie mane, žinai, ir tu supranti, kaip Dievas pasidarbavo mano gyvenime. Ir kiti žmonės papasako apie mane, kurie mane pažįsta, ir tada supranti Dievo darbus manyje, žinai. 9 žingsnį minėjau, jo, tas atitaisimas skriaudas, iš kur jisai mano gyvenime vyko. Neatsiprašinėjau, atitaisinėjau skriaudas, labai daug. Ir radau visus. Man šiandien, kai pasako, globotė, sako, nerandu, nežinau, kaip atrasti, mes šiuolaikiniam pasaulyje. Užtenka vardą pavardės parašyti, per 5 minutės atrandu žmogų. Kaip sunku. Labai retas atvejis, kada žmogus neturi niekur, kad jį surasti būtų. Nebent pasivadinės, tai neoriginaliai, kaip nors, žinai, ten, damada, žinai, bababa, žinai, ten, madingai kiti, ne tavo reikalo, žinai, jeigu tai pasivadinės labai sunku. Ja. Ta pati, žinai. Jeigu taip jo, biškį sudingiau, bet irgi labiau pavargus galima rasti. Paskutinį, į tie kertinį viskas, blemai, laikas pabaiga. Ir tie pirmi 9 žingsniai tikrai realiai padėjo man išsišluoti savo kiemą. Ką aš per visą gyvenimą buvau prišišykęs, o aš buvau prišišykęs daug. Ir tie paskutiniai 3, 10 savistaba, malda, meditacija, dalinimas su kitais ir nors biški pasistengti gyventi pagal šitos visos nuostos, nors biški. Nes jeigu aš man išeitų visų 100%, aš irgi šičia jau nebesėdėčiau. Tieš išeis. Jeigu man pavyktų visų 100% vadovauti šitom nuostatom, aš nei šičia nesėdėčiau ir ketvirtadienį krepšinį būčiau suskaudačiai širdim nevaręs. Nes važiavau ketvirtadienį krepšinį, praleidau susirinkimą. Reikėjo rinktis, prioritetai kartais būtų. Bet kartais tai yra gyvenime taip, kad tenka pasirinkti. Ir viskas. Tie pirmi paskutiniai 3 ir mane mokina, kad aš daugiau nebešykčiau. Tiesiog išsivalėjai ir nebešyk. O jeigu kažkur ir pirsteliai, staigiai išsivalyk. Staigiai. Kad tas pirstelimas netaptų didelį šūdo krūvą. Tai ačiū, kad paklausėt. Ačiū, Mindaugai.